Kaip ir kiekvieną pergalę išvykoje džiaugiamės, kreditai fanams, gausiai šiandien vėl susirinko, eilinę kartą išvykoje žaidžiam kaip savo namuose. Ta turiu pabrėžti, privalau pabrėžti, nes mums sunkiausia turbūt išvykos tokios ir yra, kur žaidžiam su žemesnėse lentelės vietose esančiam komandom, tai tikrai pagarba mūsų fanams, kad jie tokios rungtynėse mus pušina ir tempia į priekį. O kas dėl rungtynių, per daug nieko naujo, nesitikim mes per savaitę kažko labai daug pakeisti, sunkiausias darbas dabar vėl vyksta už kamerų, tai yra treniruotėse. O rungtynėse darom tą, ką privalom daryti. Aišku, norisi vis laik geriau, žaidėjai stengiasi, pastangos yra idealios, darbo etika treniruotės yra idealios, turim kažkur gal protingesni būti, kažkur gynyboje turim griežtesni būti ir rungtynės po rungtynių tikimės, kad auksime. Ko galbūt pritrūko, kad tas rungtynės galutinai nulaužtumėte ir sutriuškintumėte varžovus, nes tampėtės, bet Gargždai vis vieną kitą tritaškį pataikydavo ir sugrįždavo. Reikia pabrėžti, kad mūsų nėra tikslas čia kažkur atvažiuoti ir sutriuškinti. Aišku, norėtųsi, bet tikslas yra rolės atsirinkinėjom, sprendžiam, žiūrim, žaidėjams nėra lengva visą savaitę sportuoti, bet vėl, čia jokie pasiteisimai, jie turi tas vienas rungtynės ir turi tą fokusą nuo pirmos minutės iki paskutinės pademonstruoti aikštelį, nes mes treneriai tikrai mes žiūrim ir sprendžiam, kas ką gali, kas ko negali, kuom pasitikėti tam tikrų rungtynių momentų, tam tikrose situacijose. Mes labai daug informacijos gaunam, tom vadinkim didesniam rungtynėm. Tai mums tos kiekvienos rungtynės, su kuo bežaistume, yra labai labai svarbios ir norim išspausti, aišku, maksimumą. Varžovų komandos vienas lyderis Skotas per pirmasias dviejas po 20 taškų rinko, šiandien 10. Pristabdyti visą ir pavyko. Ja, manau, čia apie žaidėjus po vieną kalbėtume, vėl krepšinis yra labai toksai mobilus, daug tų situacijų, daug žaidėjų, Skotą labai akcentavom, jo stiprią ranką, manau, žaidėjai labai gerai susitvarkė, jis nebuvo jokių tokių lengvų taškų, ko buvo iš Kėdainių savaitę prieš į jų stipriasias rankas, tai to išvengėme, bet neišvengėme kitų žaidėjų. Ypač pirmoji rungtynių pusėje metikai metė, veržikai veržėsi, o kas paustina centravo kaip per lengvai, galima sakyti taip. Tai, bet čia jau taip bus, norim, kad to būtų mažiau. Oskaras Pleikys po pertraukos nepakilo nuo suolo, kodėl? Šiek tiek susižeidė. Žiūrėsim išsamesnius tyrimus, kol kas su daktarais nešnekėjau, pakomentuoti negaliu, bet ne dėl to, kad kažką blogai padarė, dėl to, kad tiesiog nusprendėm nerizikuoti ir nežaisti jo. Kaip Luko Lecko situacija? Labai nežymiai čiurna nikstelėjo treniruotė ir manom, kad po laisvos dienos, tai yra antradienį, jau turėsim jį ir tikrai turėsim kitose rungtynėse. Nerizikavom irgi šiandien jo.